Jeigu paklaustum Brito, kas yra geriausias visureigis, tas tikriausiai pasakytų, kad tai yra Land Roveris. Amerikietis pasakytų, kad tai yra Jeepas, vokietis, kad tai yra G-klasė, bet visame likusiame pasaulyje tai yra Land Cruiseris. Sveiki, mėly žiūrovai. Tęsime mūsų laidų seriją Ūkininko ratai ir šį kartą mūsų rankose antroji legenda, tik iš kitos pasaulio pusės – Toyota Land Cruiser 250. Tai yra naujausia mažesnio Land Cruiserio versija, atsiradusi pernai metais 24-aisiais ir vis populiarėjanti ir labai geidžiama tarp ūkininkų, tarp statybininkų ir šiaip stilingų žmonių, nes tikriausiai niekas nepasiginčytų, kad šis automobilis tikrai vejasi paskutinės tendencijas, turi tokią kvadratinę, kaip sako angliškai, boxy dizaino versiją. Toks pat yra ir Defenderis, ir G-klasė, ir Ford Bronco ir taip toliau. Tai man jis atrodo puikiai ir labai stilingai. Ir šis pokytis, pasižiūrėkit, viskas eina stačiai, tiesiom linijom, lyginant su senesniuoju modeliu, atrodo daug geriau. Gamintojas irgi taip pat deklaruoja, kad priekis dizaino prasme yra ne tik stilingai padarytas, bet ir mažiau pažeidžiamas, kadangi lempos yra paslėptos į priekį, senajame buvo per visą kampą padarytos. Jau reklaminius bukletus, tai Toyota deklaruoja, kad dabar turi trapecinę arkų formą, kuri geriau pašalina purvą iš po ratų. Važiuosim šiandien į offroadą ir pasižiūrėsim patys. 20-iniai ratai šioje versijoje, kaip parašyta, užtikrina geresnį sukibimą. Bekelės sąlygomis, bet sukibimą taigi užtikrina padangos, o ne ratlankiai. Šiaip šitie ratai atrodo kelyje pakankamai kieti ir jeigu būtų pasirinkimas, tikriausiai savo rinkčiausi mažesnius ratus, 18 arba 19. Nėra cilindriuko. Va. Čia gal visose Toyotose taip. Po kapoto 4 cilindrų, 2,8 litro darbinio tūrio dizelis. Kai užsiveda, tai girdisi, kad tai yra dizeliukas, su nieko nesupainėsi, bet dėl savo sukimo momento patikimai trauks jūsų priekabą ir važiuos bekelėje. Šioje versijoje gamintojas deklaruoja 10,9 litro kuro sąnaudas. Kaip nekeista, tokias pat sąnaudas ir pasiekėme važiuodami užmiestyje nuo Vilniaus iki Trakų. Bekelės sąlygomis šis variklis yra puikus, tačiau bendram naudojimui keliuose amerikiečiam labiau pasisekė, kadangi jie turi Lexus GX 550 versiją su 3,5 litro V6 varikliu, išvystančių 360 ir 70 arklio galių, tai susitikinęs, kad tas automobilis yra daug smagesnis. Šio automobilio ilgis yra beveik 5 metrai, 4,9 ten su milimetrais, turi pakankamai agresyvius atakos kampus tiek priekyje, tiek gale. Aišku, su šitais purvasargiais visų galimybių neišbandysi, bet net ir priekyje pasižiūrėjus, čia aišku ratas susuktas, bet prasideda jau šitoje vietoje, tai galima tikrai drąsiai atakuoti griovius ir nebijoti, kad sulaužysite savo bamperį. Bagažinė pakankamai didelė ir solidi, kaip priklauso tokio dydžio automobiliui, bet paspaudė, supypsi, palaukt, kol atsidaro, tai toks įdomesnis. Bet galima įlipti, automobilis gali būti ir 7-vietis, tai jeigu turite daugiau negu 4 keleivius, tai kad nepalikti visų, tai jie tikrai pavažiuos kažkur laukų bagažinėje. O sulenkus sėdynės pasidaro lygios grindys. Vieną dabar nulenksiu, kad parodyt. Ir galite vežti tikrai didelį krovinį. Bagažinėje rozetė, 100 vatų, kraunasi mūsų dronas visą laiką, tai galėsim visus kadrus įamžinti. Yra kastuvėlis, nes bandysim bekelėje. Beje, apie rozetės, tai joks stebuklas. Kiek žinau, Passate yra net ne 100, o 140, kiek ten vatų pas tave? 105 vatų. Nu tai va, japonai dar mokosi. Arba taupo savo generatorių.
tvarkingus laiptelius, ant kurių galima atsistoti, pasiekti stogo bagažinę, lipant į automobilį, pastatyti koją, nes pas visus vokiečius, tai jie padaryti tik tam, kad išpurvinti kelias. Šio automobilio salonas tai klasikinė Toyota. Kiekvienai funkcijai yra savo mygtukas, bet kai visureigiui tai puikia funkcija, kadangi viską gali pasiekti vienu paspaudimu, tiek būdamas su pirštinėm arba purvinom rankom, jeigu važiuoji bekelę, nori sėdynės, šildymas, ventiliacija, visos funkcijos yra. Taip pat, kas liečia bekelę, tai čia yra 3 mygtukai, Drive Mode tai čia kelio nustatymai, MTS tai nustato kelio paviršių, o DAC Crawl tai kai reikia nuo kalno stataus nuriedėti, jau išbandėm, tai paspaudė ir automobilis lėtai nuvažiuoja, pats prisistabdo, bet nečiuožia, kai minkštas gruntas. Vairas pakankamai didelis, patogus, tas funkcijas lengva surasti, kas kur, ne iki galo aišku, kaip iššifruoti spidometro meniu, kadangi nepratęs prie Toyotos. Automobilis turi pastovią 4 varančių ratų sistemą ir visi valdymo mygtukai yra po ranka, ypač važiuojant bekelę, kai sutinki kažkokią balą. Tai va, yra ir pažeminta pavara, ir tarp ašinis blokavimas, ir diferencialo blokatorius, tai viską gali greitai susijungti. Taip pat galima atsijungti ir stabilizatoriaus traukia, čia kažkaip kvadratai turėtų didesnę eigą. Kai važiuoji į bekelę, į balą, tai supranti, kad automobilis yra padarytas būtent tam, susijungi visas funkcijas ir atrodo per balą, kur reikėtų spausti gazą ir su paprastu automobiliu niekada nepravažiuotam, tai čia net ratai neturi prasisukti, lėtai pravažiuoji užtikrintai. Tokį patį įspūdį turėjom ir su Defenderiu, bet man atrodo, kad šis automobilis turi didesnės offroadinės galimybės. Mūsų šiandieninis bandomasis važiavimas tai buvo gražių kadrų paieška ir tokių tikrai suradom. Apie statistikas daug nepasakosim, kadangi visos jos yra internete ir niekam jos neįdomios. Norėjome parodyti, ką automobilis gali, bet iš tiesų neradom netgi tokio iššūkio, kadangi yra gaila automobilio, kad išbandyti jo ribas, bet įspūdis toks, kad automobilis yra neužmušamas, toks kaip ir senesnės Land Cruiser versijos, galinčios nuvažiuoti 300–400 tūkstančių kilometrų. Tad jeigu gyvenate kaimo vietovėje, užmiestyje, esate ūkininkas, statybininkas ir jums reikia patikimo darbinio arkliukio, tai Land Cruiseris yra tikrai jums. Dar kartą ačiū Mototojai už galimybę išbandyti šį automobilį. Jeigu tokią galimybę turėjom mes, tai tikriausiai galite ir jūs, susisiekit su Mototoja ir būtinai išbandykit šią Toyotą.
Važiuojant bekelę praverčia ir automobilio 360 kamera. Galima keisti rodymo būdą, tai arba automobilis rodomas iš viršaus, arba toks kaip vaiduoklis. Ir kamera ekrane parodo, kur randasi automobilio ratai. Tai ypač pravartu judant siaurų keliuku, tam, kad ratai pataikytų į vėžę. Važiuojant man patiko ši vieta panelėje, nes to tikrai trūksta daugeliui naujų automobilių su liečiamu ekranu. Tai tokia kaip lentynėlė, ant kurios galima pasidėti ranką ir pasiekti reikalingą meniu funkciją. Nes daugelį automobilio tas ekranas yra įdėtas ir turi važiuodamas gaudyti pirštu, ir kas ne visada yra patogu. Čia tikrai geras elementas. Medžiagos visur yra malonios, minkštos, panelė minkšta, čia irgi minkšta. Čia tai jau visur tokie kietesni plastikai. Bet tikriausiai padaryta jau atsižvelgiant į bekelės kultūrą, kad būtų tvirtesnis nesibraižantis plastikas. Iš salono funkcijų tai 2 ekranai priekyje. Vienas čia kažkaip stilizuojamas individualiai, bet tos funkcijos neradau. O multimedijos ekranas didelis ir patogus. Yra CarPlay'us, yra Android Auto, navigacija, muzika. Iš muzikos tai JBL kolonėlės, jų po visą saloną pakankamai daug. Tai gražus, švarus garsas iš audio sistemos. Tikrai negalima skųstis. O iš meniu tai čia turbūt kaip ir visose Toyotose. Ypač Toyota vairuotojai tai lengvai čia susigaudys. Aš kaip Toyotos niekada nevairavęs, tai reikėjo šiek tiek pasiaiškinti. Pavarų dėžė tai 6 laipsnių automatas. Tai čia ne kažkokio sportinio automobilio perjungimas, nieko ypatingo, bet patogiam važiavimui ir bekelėje tai automobilis tikrai parenka teisingą pavarą ir ją lėtai ir užtikrintai važiuoja. Sėdėsena patogi, sėdynės minkštos, neturi jos čia kažkokio per daug reguliavimo. Tai 2 mygtukai, kur reguliuoja tą apatinę sėdynę ir atlošą. Nėra išlinkio yra išlinkio reguliavimas, jau norėjau čia papeikti, vėliau būtų mane atstovai pabarę. Tai reguliuojasi išlinkės ir yra atmintis 2 vairuotojams. O šiaip čia visi mygtukai irgi po kairę. Čia lempos, DPF generacija, regeneracija, valymas. Mes kaip tvarkingi testuotojai pasidėjom kartoniukus, kad nesugadinti kilimėlių offroadų. Čia viskas tvarkoj. Patogi sėdėsena, sėdinių reguliavimas, kiek šitų padėčių galima suskaičiuoti gal 8 krypčių, bet to pakanka, nes foteliai labai minkšti ir patogus. Automobilio salonas pakankamai erdvus, vietos gale tikrai pakankamai, mano ūgis beveik 1,90 m ir vietos keliam tikrai yra. Reguliuojamas atlošas, kaip kam patinka. Kažkiek vietos daiktam, nors šitie butelių laikikliai tai atrodo, kad tik tai puslitriniam, 2 litrų butelis netelpa, o šiaip sunku daugiau kažką ir pridurti. 2 USB-C lizdai, 12 V rozetė, labai gerai, kad gale yra tiek sėdinių šildymas, tiek ventiliacija, tai labai patogu karštą dieną, tikrai gera funkcija. Funkcija praversinti važiuojant dieną bekelėje yra šaldėžė. Rankturėje, tai va, coolbox paspaudė ir tavo sumuštiniai ir gėrimai bus atvėsinti per pietų pertrauką. Už galimybę išbandyti šį automobilį dėkojame Toyota salonui Vilniuje, Mototoja.